Tai aš pradėsiu nuo to, kad mano suvokimu kvietimas į karą, Lietuvos žmonių paruošimas karui yra perėjęs į kitą stadiją, į kitą fazę, arti baigiamosios, kaip pastoviai. Šiandien pasižiūriu, Gitanas Nausėda, nuėjęs prie žuvusio kareivio, šiaip lietuviškai kalbant, tai į užsienį važiuoti ir kariauti, jeigu važiuoji be vyriausybės leidimo, tai prarandi pilietybę. Bet čia apie pilietybės praradimą nekalbama, kalbama apie tai, kad Gitanas Nausėda sako, kad čia reikia mums kariauti ir savo laisvę iškovoti Ukrainos teritorijoje. Beveik tiesių tekstų visos masių informavimo priemonės žingsnį padaro atgal, kad Lietuvos žmonės privalės prisipratinti gyventi karo baimėje, bet kito kelio nėra. Apie tai, kad Rusija puls, paskui sekančią dieną pasakoma, kad NATO pajėgos, NATO ekspertai sako, ne, Rusijai nėra dėl ko pulti, bet dar sekančią dieną tiesiog karas neišvengiamas. Ir Lietuvoj, dabartinis Lietuvos prezidentas, buvusi kandidatė ir dabartinė kandidatė prezidento pareigom Ingrida Šimonytė kalba unisonu ir vienodai. Ir nesvarbu, kad viena yra Landsberginės partijos, o kitas dabar yra socialdemokratų partijos remiamas. Užsienio politikoje tvarkingai vykdo to pačio šeimininko nurodymas. Ir aš už tai sakau, visi jie yra vienodi, 30 metų yra tie patys. Tos pačios monetos dvi pusės. Viena pavadinta vienokio Skvernelio vardu, kita kitokio Skvernelio vardu. Ir į karą tempimas visos Lietuvos žmonių yra akivaizdus. Aš atkreipiau dėmesį prieš 2 dienas LRT irgi politikos apžvalgininkai pakalbėjo, kaip nevyksta Lietuvos prezidento rinkimai. Kaip jie nevyksta, nėra jokių diskusijų. Eduardas Vaitkus rugsėjo 5 dieną savo pareiškime pasakė, diskutuokime, kviečiu visus diskutuoti. Ir politologai pasako, taigi nevyksta diskusijų, kurie su manim atsisako kalbėti, bet kokią žiniasklaidą atsisako mano mintis skelbti, o LRT net pasako, kad mano mintis yra prieštaraujančios demokratijai, kartu su vyriausia rinkimų komisija. Ir čia tik tai išvada viena. Tai, ką aš skelbiu apie šituos išdavikus Lietuvos valdžioje. Tai, ką aš skelbiu savo siekį. Politologai pasakė, kad Vaitkus siūlo išstoti iš NATO ir išstoti iš Europos Sąjungos. Sąmoningai, dabar galvoju žodį, sąmoningai iškreipia mano siūlymus, nes mano siūlymas yra toks, tik tai Lietuvos žmonės turi nuspręsti, ne Vaitkus, ne vyriausybė, o Lietuvos žmonės turi nuspręsti, būsime Europos Sąjungoje ar ne. Lietuvos žmonės turi nuspręsti, būsim kariniam bloke ar ne, kariausime dabar tuoj pat ar ne. Bet šitas pasakymas, kad Lietuvos žmonės čia turi sprendimą priimti, jiems yra pats baisiausias. Ir šitam kontekste dar irgi šiandien pradėjo rašyti tariami rinkimai Rusijoje, Rusijos prezidento. Tariami rinkimai Rusijoje. O rusiškai parašė vyborai kabutėse. Tai kai aš jums ne vieną kartą jau deklaravau apie tariamus Lietuvos prezidento rinkimus Lietuvoje, kai nelygiateisiai, nedemokratiški, kai kišasi vyriausia rinkimų komisija į rinkimo programą, redaguoja rinkimų programą. Tai apie tai jokia žiniasklaida nepasakė, kad ar čia tariami rinkimai. Valdas Adamkus prieš 3-4 savaitės pasakė, kokie čia rinkimai, kad jokių diskusijų nėra. Bet jiem baisu netgi bet kokiom formate diskusijos paleisti platesniam kontingentui Lietuvos žmonių tą mintį, kurią skelbia Vaitkus.
Ir užtat, kadangi ta mintis yra tokia baisi ir greunanti šitą sistemą melo, tai jie ir naudoja, kad tiesiog nėra apie ką diskutuoti. Liko 55 dienos, susiskaičiavau, 55 dienos liko iki rinkimų. Kur viešai mano programa? Viešai didžiuosiuose masių informavimo priemonės. Kur pagrindinės mano mintis nuo rugsėjo 5 dienos? Nei karto. Bet tai yra mąstantiems kaip tik kriterijus apie tai, kas yra sisteminis, o kas yra nesisteminis. O kiti, tie, kur lėkia Slava Ukrainė ir sako, kad šaunu važiuoti į kitą šalį ir ten kovoti Amerikos proksi karą, individualiai nieko nepadarysi, žmonės tegul eina. Bet mus visus nuvesti į tą katastrofą, sąmoningai nuvesti, tai aš sakau, yra nusikaltimas. Už tokį nusikaltimą, jeigu teismas jį įvertintų kaip išdavystę, Lietuvos valstybės išdavimas, už tai aukščiausia bausmė privalėtų būti. Ne tik, kad pastovėti po kartuvėm, bet aukščiausia bausmė privalėtų būti.